Labą dieną. Vis ieškau kreipinio, kaip sakyti, kadangi lyginant su ankstesniais renginiais, kuriuos turėjom Lietuvos galios ir su tuo susijusius, jau neišeina taip jūsų vadinti nedraugais ar nepažįstamai žmonėm, nes atrodo tiek daug jūsų jau esam pažinę ir esam apsikabinę, esam lankęsi jūsų bendruomenėje. Tai sveiki, mėly bičiuliai. Sveiki atvykę į prezidentūrą, tiem, kas pirmą kartą, sveiki atvykę pirmą kartą, tiem, kas ne pirmą kartą, labai tikimės, kad čia tik vienas iš daugelio kartų, nes kaip nesykiai yra sakęs prezidentas, prezidentūra yra visų mūsų, tai labai tikimės, kad jinai atvirai jūs priims, bet kada jūs čia atvyksite. O pradžios žodžiui labai noriu pakviesti Ireną Segalovičienę, prezidento vyriausiąją patarėją. Mėly bičiuliai. Ir iš tikrųjų teisingai labai, nes tas jausmas toks yra, ypatingai mes vakar 2 dienas dirbome regionuose, Kelmėje ir Telšiuose. Ir jauti tą pilietinę galią ir bičiulystę. Ir tikrai iš viso širdies norisi padėti, kom galim, daryti viską, kad jūs aktualizuoti, kad būtumėt matomi, kad auginti tą jūsų pilietinę galią ir ją stiprinti, kaip tik tai galime. Bet šiandien, Agilas sako, kreipiasi jūs bičiuliais, aš kaip tokia patarėja, kuri už politiką atsakinga, tai norisi man jūs kreiptis sveiki atvykę į prezidentūrą, mėly gerovės kūrėjai. Jūs esate iš tikrųjų gerovės kūrėjai ir prezidentas įgyvendindamas savo gerovės valstybės viziją, jisai kalba ne tik apie ekonominę, socialinę politiką. Taip, mes dirbam ties pensijų didinimo, žmonių su negale gerovės reformai ir bendrai visuomenės požiūrį įdėjome labai daug darbo, apie darbo užmokesčio kilimus ir taip toliau. Bet vienas iš mūsų, tikrai didelių elementų tai yra būtent Lietuvos galios stiprinimas, nes tikime, kad gerovės valstybė be gerovės visuomenės yra neįsivaizduojama. Ir tas subsidiarumo principas, kada turime įgalinti bendruomenę, žmonės, piliečius, socialinius verslus veikti ir spręsti problemas kuo arčiau tos gyvenamosios vietos, kuo arčiau žmonių, mums atrodo kritiškai svarbu ir dėl to ta prezidento gerovės valstybės tokia vizija bendra ir visas jo darbas yra toks pakankamai šiuolaikinis, tai yra ne tik klasikinė gerovės valstybė, bet gerovės visuomenė plus žalesis kursas, tai ir ta bičiulystė su jumis yra visose šitose srityse. Ir tikrai mums be galo svarbu padėti jums ir stiprėti, nes niekada nenustokim dalintis, niekada nėra vėlu dalintis, ypatingai, kada kalbam apie bendruomeninį, nevyriausybinį sektorių, nes žiūrėkit, kame yra bendruomenių ir nevyriausybinio sektoriaus ir šiaip iniciatyvų jėga. Tai yra tai, kad jie geba bendradarbiauti, yra lankstus, moka įgyti žinių, kompetencijų, dalintis. Ir kartais viešasis sektorius negali pasivyti šitos dalies, todėl kad jie yra per mažai lankstus, per daug sustabarėję. Ir tas grožis tų iniciatyvų, jis valstybei, net jeigu mes konvertuotume į naudą BVP procentų dalimi, tai tikrai matytume tikrai labai labai didelę. Ir labai džiaugiuosi, kad turime galimybę sudaryti jums sąlygas, pasidalinti patirtim, žiniomis, kompetenciją augintis ir svarbiausia bendradarbiauti tarpusavį, nes čia yra mūsų jėga, visi kartu stiprinsime Lietuvą kaip gerovės valstybę. Esu to įsitikinus, ačiū labai jums visiems nuoširdžiai. Ačiū labai Irenai. Prieš pradedant mūsų šitą puikų renginį, dar kartą noriu padėkoti, kad jūsų tiek daug susirinko ir iš visur atvažiavo. Ir labai dažnai mes su jumis bendraujam
elektroniniais paštais, telefonais, Teamsais, bet nebūtinai pažįstat žmonės. Tai aš norėčiau pasinaudoti tą progą ir padėkoti visiems savo kolegom, kurie prisideda prie Lietuvos galios vystymo, kurie padeda ir organizuoti šituos renginius. Ir labai noriu, kad jeigu nepažįstat vardais, veidais, tai labai greitai parodyti keletą žmonių, kurie mums čia labai svarbus. Ir jeigu kiltų klausimų, kad juos galite kreiptis. Tai Irena, ką tik matėte, šalia Irenos sėdi Vaida, patarėjas socialiniais klausimais, nevyriausybinės organizacijos negalios klausimai. Tai va ten galia Vaida, jeigu gali dar kartą atsistok, kad visi tave pasigautų per pertraukėlę, jeigu norės. Čia priekinė eilė sėdi Austė, Lietuvos galios projekto vadovė, kuri... Dėkui, Austė. Su ja daugelis susirašinėjate, gale matau Auriką, mūsų organizacijos vystymo skyriaus vadovę ir dirba kartu su Austė. Nematau Lauros, kuri dirba su negalios klausimais kartu ir su politinė grupė, galbūt ten gale kažkur sėdi. Atbėga Laura, čia yra Laura, kurie su negalios klausimais, tai su Laura tenka bendrauti. Gale ten matote Eveliną, mūsų renginių skyriaus vadovę, kuri užtikrina, kad čia tikrai viskas gerai būtų ir gautumėte šiltą kavą, bent jau nešaltą ir laiku jūs pasitiktų. Šalia jos Aistė, kuri mums taip pat padeda su renginiais. Įėjo berods Eitvydas, mūsų fotografas. Kažkur mačiau dar kolegės sėdinčias, bet dabar jeigu ką atsistokit ir pasirodykit, tai ačiū labai visiems kolegom, kurie padeda taip suorganizuoti ir galėsite dabar žinoti, ką stverti už rankos, jeigu kažkur kiltų klausimų. Tai dėkui labai. O dėl ko mes darom šituos renginius? Pirma, tai labai noriu pasidžiaugti, kad per Lietuvos galią mes, sakom, mums nereikia tik PR-inio projekto, kur mes pasakytumėm, užregistravom ir baigiam savo darbą. Mes manom, kad šitoj vietoj mūsų darbas tik prasideda. Ir mūsų darbas yra kiek įmanoma jūs labiau burti, kiek įmanoma jūs labiau stiprinti ir palaikyti. Per ką labiausiai tą galime daryti kaip prezidentūra, galime daryti per komunikaciją ir skleisdami žinią apie tai, kas jums yra svarbiausia, kokius jūs nuostabius dalykus darote ir kaip tokiu būdu jums padėti tą daryti ir toliau. Mums, ko gero, ir prezidentui, ir pirmai poniai, ir mums su komanda yra smagiausia lankyti jūs, kai mes atvykstam pas jūs į regionus ir tokiu būdu jau esame aplankę per 40 iniciatyvų. Iš viso pas mus yra užsiregistravę beveik 400 jau iniciatyvų Lietuvos galios bendruomenėje. Antrus metus iš eilės šiemet darysim Lietuvos galios apdovanojimus, dar kartą sveikinimų visiems laureatam ir čia matau sėdinčių laureatų pernai metų. Tai nepamirškite, kad vis dar galima balsuoti iki lapkričio 16 už iniciatyvą, skatinkit ir vėliau komisijos nariai rinks geriausius. Be to mes bendradarbiaujam su media kanalais, skleisdami žinias apie jūsų gerus darbus, apie tai, ką jūs darote. Ir jau per 60 įvairių straipsnių esame apie jūs parašę, ką jūs veikiate ir kaip jūs veikiate. Ir labai smagu gauti tokį grįžtamąjį ryšį iš jūsų, kai jūs sakot, o vien nuo to, kad mes esam šitoj gausioj didelėj Lietuvos galios bendruomenės, taiga mus pastebi, mūsų rėmėjai, mūsų savivalda, mūsų seniūnija. Tai jeigu mes jums ir tokiu būdu galime paremti, tai labai dėkui, naudokitės tuo ir toliau darydami savo kelionėje, kurdami gerovės valstybę. Ir bendradarbiavimas, bendradarbystė mums yra, ko gero, tas kertinis žodis. Dėl to mes šiandien jūs čia subūrėme, kad galėtumėm išklausyti, ką jūs darote ir pasinaudoti tą patirtimį kitos bendruomenės, kitos iniciatyvos galėtų, bet kartu ir norisi pasidžiaugti, kad per šituos mūsų tinklaveikos renginius užsimesga bičiulystės ir mes girdim, kad viena iniciatyva kviečia kitą iniciatyvą atvykti pas save, pavyzdžiui, sukurti kartu piligrimystės kelią arba kartu švęsti, kaip tą darėme, visai nemažas kiekis iš jūsų čia esančių iniciatyvų irgi lankėsi Pumpenuose, kur šventė vasaros festivalį. Taip, kad nepamirškite, dalinkite su mumis, jeigu turite pas save šventes kažkokias, mes mielai pasidalinsim su visa Lietuvos galios bendruomenė, kad mūsų šita gerovė kurianti valstybės bendruomenė galėtų kartu ir švęsti, ir linksmintis, ir kartu judėti pirmin. O šiandien mes turėsim 5 pranešimus pirmoje dalyje, vėliau turėsime kavos pertrauką ir taip pat dar porą pranešimų antroje dalyje. Labai tikimės, kad išliksite iki galo ir kur iki galo galėsim vėl kartu, kaip visada, apsikabinti, atsisveikinti
susitarti dėl susitikimo kitą sykį. Tai pirmajam pranešimui labai kviečiu Klementiną, kuri pas mus atvyko iš Alytaus, Pokyčių ambasados autizmo paramos fondo vadovė. Tai kviečiu. Teisingai. Labą dieną ir labai ačiū už tokį įžanginį žodį. Ačiū ne tik, kad jis buvo gražus, bet atėmė visą jaudulį. Aš jaučiuosi namie. O kreipiuosi į jūs ir bičiuliai, sveiki. Ir praeitais metais išgirdau patį gražiausią ir labiausiai įkvepiantį kreipinį. Sveiki, bendruomenių vyčiai. Man jis labai patiko, nes tai yra apie lyderystę, apie kurią šiandien aš taip pat noriu su jumis pasidalinti. Ilgai galvojau, kaip papasakoti apie galimybės bendradarbiauti. Ir mąsčiau, koks tas mūsų pasaulis, kuriame mes kaip organizacija gyvuojame. Ir man jį labai priminė vieną filmą, kuris vadinasi Pasaulis yra didelis ir išsigelbėjimas slypi už kampo. Dabar bandau pirmas mintikas. Kad pasaulis yra didelis, gali pasakyti vienas skaičius. 8. Tokio dydžio yra pasaulis. 8 tai yra procentas žmonių, galvojama, kad iki 8 procentų žmonių yra su negale pasaulyje. Jeigu šis skaičius kaip rutuliukas pavirstų į vieną šoną, jis taptų begalybė. Begalybė yra autizmo simbolis, kuris reiškia, kad spektras neturi pradžios ir pabaigos. Vadinasi, įvairovė yra begalybė. Ir mes savo vaikus, kurie turi autizmo spektro sutrikimą, dažnai vadiname tiesiog neuroįvairovės vaikai. Taigi pasaulis išties yra didelis, išties yra įvairus ir toje įvairovėje galbūt ir slypi mūsų išsigelbėjimas. O kad to išsigelbėjimo tikrai reikia, tai noriu pasidalinti mokslu. Mokslas sako, kad šeimos, kurios susiduria su savo vaiko negale, dėja išgyvena tuos pačius jausmus kaip netektį. Tai yra tie patys jausmai kaip pyktis, dėrybos, prieštaravimas, gedulas ir išėjimas į susitaikymą. Ką dar noriu apie mokslą paminėti, kad ištyrus šeimų, kuriuose auga autistiški vaikai, streso hormoną, paaiškėjo, kad jis tokio pat lygio kaip karių, kurie kovoja priešakinėse fronto linijose. Dėl to, kaip matau mamas, kurios augina tokius vaikus, matau jas stipres kaip aktorės, kaip sportininkės, kaip menininkės, kaip verslo moteris, man nekyla noras jas vadinti tiesiog mamytėmis. Aš matau moteris, kurios susibūrė ir keičia pasaulį. Deja, ne visada valios pastangų užtenka. Aš labai norėčiau tikėti, kad to užtektų, nes tada tikrai mūsų vaikai gyventų kitam pasaulyje. Deja, kartais reikia ir jūsų. Viskas, ko mums reikia, yra meilė. Taip dainavo Bitlai. Ir aš labai tam pritariu. Ir šią idėją atkartoja sena patarlė, kad vaikui užauginti su negale reikia kartais viso pasaulio, viso kaimo arba viso miesto. Aš pabandžiau patikrinti, ką miestas galvoja apie tokią idėją. Dažnai suprantu, kad organizacijos laukia tokio klausimo, kodėl jums reikia pagalbos. Ir organizacijos tikrai mielai nori pasidalinti, ką jos nori nuveikti. Jos pradeda vardinti, kokia jų yra misija, kiek jie yra nuveikę praeitais metais, ką planuoja kitais metais nuveikti. Bet aš labai norėčiau, kad organizacijos sulauktų klausimų, o kodėl visuomeniai reikia, kad jums pavyktų. Tada organizacijos pasijaučia, jog yra tikrai partneriai, ne kažkokios vienos siauros misijos vykdytojai, o kad ir visuomeniai jų reikia lygiai taip pat, kaip ir mums visuomenės. Kurgi tai yra visuomenės prigimties esmė? Kodėl visuomeniai reikia, kad mums pavyktų? Galbūt tai yra mūsų kaip rūšies prigimtis. Taip, senovės kalvose, žinot, kur pirmykščiai žmonės laidodavo savo giminaičius, jau tada yra prieš 40-50 tūkstančių metų pastebėta, kad individai, kurie būdavo susižaloję, jauname amžiuje išgyvendavo iki vyresnio amžiaus, tai rodydavo, kad bendruomenės sugebėjo jau tada pasirūpinti. Galbūt bendruomenės poreikis pasirūpinti slypi mūsų tikėjime, o galbūt tai tiesiog skatinamas šių dienų elgesys.
Aš manau, kad visa tai yra kažkur per vidurį. Aš manau, kad mums patiems yra prigimtinis poreikis išlikti. Kaip vienam filme, kaip Titanikas mane išgelbėjo, ten labai gražiai alegorija yra pasakyta, kad mes visi kaip Lego kaladėlės sulipdytos į vieną laivą. Ir jeigu mes būsim sulipdyti, mes išplauksim. Jeigu mes būsim kiekvienas savo, tas laivas tiesiog kaip žmonija nepaplauks. Taip aš mąstydama apie tą pasaulio įvairovę, nusprendžiau pabandyti, ar tikrai miestui reikia mūsų. Ir paklausiau, miestą gal pasikalbėkime. Taip užsimezgė diplomatiniai santykiai tarp Alytaus ir Pokyčių ambasados. Mes ir buvom įsisteigę tam, kad užmėgstumėm tokius diplomatinius santykius. Žinot, labai sunku pradėti, kada turi tik iniciatyvą ir neturi finansavimo, neturi idėjų, nuo ko čia viskas prasidėjęs. Dėl to labai ačiū Lietuvos autizmo asociacijai Lietuvos vaikai, kad jie paskatino tą pradžią padaryti, atveždami puikius filmus. Filmai puikiai pradžia. Puikus būdas sukviesti didelę bendruomenę, ypač mokyklas, ir sakyti, pasikalbėkim, pasižiūrėkim, ką jūs apie tai galvojate. Kita puikia iniciatyva, ką jūs tikrai galite išmėginti ir savo mieste, paprašyti kitą kartą, kad kinas rodytų kartais filmus šiek tiek tyliau. Tiesiog pabandykime, gal tai bus labiau prieinama žmonėms, kurie yra jautresni. Teatras. Ačiū teatrui, kad jis rūpinasi, kad jis būtų atviras visiems. Teatras Alytuje tikrai deda daug pastangų, kad jo durys atsivertų plačiau visų ir visokių poreikių turintiems žmonėmis. Maža to, teatras jaučia mus kaip bendruomenę ir vienas įstabiausių spektaklių Tylėja būtent užgimė Alytaus miesto teatre. Tai yra spektaklis, kurio medžiagą režisierė Andra Kavaliauskaitė rinko tiesiog kalbėdama su autistiškų vaikų mamomis. Dėl to jis persmelktas, tikra patirtim, kartais nepakeliama, kartais įžvalgia, bet tikrai verta jai paklausyti, pamatyti, sudalyvauti. Labai kviečiu tikrai domėtis ir kada atvyksime į Vilnių, būtinai apsilankykit. Kultūros renginiai. Štai prieš metus Alytus buvo Lietuvos kultūros sostinė. Kaip smagu, kad vėl mes čia matom savo prasmę dalyvauti. Tai reiškia, kad ne tik tai galim konsultuoti, kaip pritaikyti aplinką, kaip sukurti jaukesnę aplinką, kad visų poreikių žmonės galėtų ateiti. Kaip smagu jaustis visų šventės bendruomenės dalyvių dalimi. Štai žalioji vakarienė. Sako, galima kviesti, tai aš garsiai ir kviečiu, kitais metais atvykite į žalią vakarienę. Tai puikus bendruomeninis jausmas. Maža to, tai yra labdaros renginys. Mes mokomės aukoti ir už surinktas lėšas sodinti medžius. Nieko nėra gražiau matyti, kaip lėtai vyksta pokyčiai, o tai simbolizuoja medžio augimas. Festivaliai. Kodėlgi ne? Labai džiaugiamės, kad ir Kristupo vasaros festivalis šiais metais Vilniuje, ir Pažaislio muzikos festivalis kviečia mus kaip organizaciją. Ir kodėlgi kviečia? Jie nori priimti visų poreikių vaikus, nori, kad ir jiems būtų prieinama kultūra, muzika. Tai nėra sudėtinga. Tai reikia ateiti su savo žiniomis. Sportas puikiai, ne tik pramoga, bet ir simbolis, kaip judėti į priekį, kaip kalbėti apie negalę pozityviai, aktyviai, stipriai. O tai reikia kitą kartą paprašyti žinomo sportininko, tiesiog palaikykite mus, tiesiog padovanokite mums parašus, mes juos labai pelningai parduosim. Ir taip. Ir tokia pradžia kitą kartą labai prasminga yra. Švietimas. Ačiū labai mokykloms, kurios yra atviros, kurios kviečiasi tokias bendruomenės kaip mes. Tikrai maloniai dalinamės, tikrai malonu matyti jūs, kurie domisi, kaip padėti įvairių poreikių turintiems vaikams, kurie nori patirti, ką tie vaikai galbūt jaučia, kurie nori išgirsti tokias šeimas kaip mes. Darbas. Manau, kad tai yra esmė. Esmė jaustis visuomenės dalimis. Dėl to su dideliu džiaugsmu esame ir grožio agentūros partneriai, savo vaikus mielai leidžiame fotografuoti, taip pat labai švenčiame įdarbinimą, jeigu tik mūsų bendruomenės dalis gali įsidarbinti atviroje darbo rinkoje. Na ir turim nuostabią iniciatyvą Herojų kava,
Taip, žinau, kad turi tokias seseriškas organizacijas kaip ir Vilniui, kaip ir Panevėžy, bet kava yra visada gera tema, dėl to tiesiog iš poreikio ji ir atsirado. Mes taip mokomės ne tik tai užsiiminėti darbu, bet ir bendrauti. Prie kavos puodelio visą laiką tą smagiau daryti. Na ir kitą kartą gal net nereikia didelių iniciatyvų. Gal kitą kartą tiesiog reikia paprašyti žmogaus. Padovanokit mums gėlių. Padovanokit mums vestuvinę suknelę. Arba padovanokit, merė, mums puodelį kavos. Mes norime pasidalinti su bendruomenė. Na ir po tokių pokalbių dažnai daug kas ir pasikeičia. Vis mažiau girdime savo aplinkoje žodžio integracija, jį vis dažniau pakeičia žodis įtrauktis, nebesutrikimai, o įvairovė. Ir kas svarbiausia, nebelieka tų vaikų. Tie vaikai tampa mūsų vaikai. Ir pabaigai norėjau prisiminti vieną žinomą dailininko Leonardo da Vinčio paveikslą. Turbūt visi žino jo didžiuosius meistriškus darbus, kaip Mona Lisa ar Paskutinė vakarienė. O štai paveikslo, kuris vadinasi Adoracija, turbūt mažai kas prisimena. Nes jis yra nebaigtas. Nes jame trūksta spalvų. Aš manau, taip ir visuomenės, kurios nepriima dalies savo spalvų, yra pasmerktos nugrimsti į užmarštį. Tik paveikslas pilnas ir užbaigtas būna tada, kada pripažįsta, kad įvairovė yra grožis. Ir kadangi paskutinė skaidrė, kad sako, galima kviesti, tai ir pakviesi. Štai mūsų bendradarbiavimo pavyzdys, lygiai po mėnesio čia. Dėkui prezidentūrai, kad įsileido parodyti mums filmą, būtent apie tokias šeimas, kurioje aš taip pat esu. Apie tėvų priėmimą, kaip jie išgyvena negalią, kokie yra vaikai, koks tas yra kelias į priėmimą. Na ir lygiai po mėnesio, lapkričio 16 dieną, šis filmas bus ir pristatytas. Labai jūsų visų lauksiu ir norėsiu dar kartą pasakyti sveiki bičiuliai. Ačiū Jums labai. Labai ačiū Klementinai. Gal kažkas turit klausimų? Dabar klausimų neturim ir man atrodo, mes čia norėjom pasikviesti tokias įvairias iniciatyvas, pristatyti savo patirtis. Aš pati su Klementina susipažinau, kai pakvietė mane atvažiuoti į renginį, kur herojai vaišino savo kava. Ir Klementinos iniciatyvos veiklos pavyzdys mums ko gero labiausiai rodo apie tai, kad tiesiog belsk ir tau bus atidaryta. Iš esmės ta pagrindinė mintis ir kartais mes turim onoro vadinamo ar išdidumo ir kartais nedrąsu, kartais norisi, kad tave greičiau pastebėtų ir kažkur pasikviestų. Bet dažniausiai, ko gero, tie lyderiai turime nebijoti, išdrįsti paprašyti pagalbos. Ir drąsus ir stiprus yra tie, kurie prašo pagalbos. Tai labai norisi jums linkėti, kai reiks pagalbos, kai reiks kažkokių idėjų ar dar ką, nepabijoti ir eiti ten, kur atrodo, kad kodėl aš ten turėčiau eiti ir kodėl kviestis. Aš pati iš savo patirties čia per vieną iš renginių su Lietuvos Galia priėjo vienos iniciatyvos autoriai ir sako, mes taip labai nedrįstam, turėsim čia tokį renginuką, pasirodo didžiulį tarptautinį renginį, bet gal sutiktumėte atvažiuoti. Tai nebijokit, kvieskit mus, kvieskit vieni kitus, dalinkimės vieni kitais tuo, ką turim, nes taip kuriama gerovė. Tai dėkoju dar kartą Klementinai, jeigu turėsite klausimų, paskui per šitą mūsų kavos pertraukėlę pasigaukim vėl vieni kitus, pasidalinkim ir paieškokim jungčių, kaip galim vieni su kitais dar labiau bendradarbiauti. O dabar noriu pakviesti dar vieną mūsų pranešėją, žiūriu, čia Unė, su Une mes prieš keletą metų susipažinom Birmingeme. Ir labai netikėtai tada Unė sakė, kad jinai kol kas dar tikrai neplanuoja į Lietuvą, o dabar jau daugiau nei 2 metus Lietuvoje daro puikius darbus. Tai Unė, nežinau, ar tu save prisistatysi ar ne, prisistatysi. Gerai, tai tada palieku Unei prisistatyti. Kviečiu. Sveiki, mano vardas Unė Karalienė ir aš šiandien atstovauju Lietuvos Raudonąjį kryžių krizių ir ekstremalių situacijų valdymo programą. Tai pirmiausiai man reikia po Klementinos tikriausiai pranešimo nusibraukus iš jautrią ašarą 1 minutės persiorientuoti. Labai džiaugiamės būdami
šios nuostabios galios iniciatyvos dalimi ir dalinti savo patirtimi apie bendradarbiavimą. Tai šiandien aš papasakosiu Lietuvos Raudonojo Kryžiaus patirtį bendradarbiaujant krizėse su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, su bendruomenėmis ir taip pat su įvairiomis institucijomis, kurios taip pat yra partneris mums visiems nevyriausybininkams. Tai pagrindinė mano mintis šiandien ir žinutė, kurią norėčiau, kad visi įsineštumėte, yra, kad nei viena nevyriausybinė organizacija, nei viena ministerija, nei viena savivaldybė, nei vienas miestas ir nei vienas individas susidūrė su krize, nesusitvarkys su ją sėkmingai arba bent jau optimaliai vienas. Ir kalbant apie krizes ir krizių valdymą, yra reikalinga bendrystė, bendradarbiavimas ir visas bendradarbiavimo mechanizmas kiek įmanoma anksčiau sudėliotas ir sutartas. Ir šiandien papasakosiu apie pavyzdžius, tikriausiai imsiu, ne tikriausiai, o imsiu didžiausias Lietuvos krizes, kuriuose mes buvome visi drauge, ir papasakosiu tas jau išmoktas pamokas. Ir dar viena mintis, kokia yra, ir norėčiau, kad ją įsineštumėt, tai kad jeigu mes norime atliepti kiekvieno Lietuvos žmogaus poreikį mažos ar didelės krizės metu, tą galime padaryti tik drauge, turėdami didelį nevyriausybininkų ir kitų žaidėjų bendruomenės atstovų ir institucijų tinklą. Nei viena organizacija ir nei viena ministerija nėra sukaupus visos įmanomos patirties. Ir tik kartu, pasidalindami darbus, nukreipdami žmogų, kuriam reikia tam tikros specialios pagalbos tą dieną ar toje krizėje, mes galime atliepti drauge surėmę pečius visus ir kiekvieno poreikius. Tai, kaip ir minėjau, kalbėsiu iš trijų pusių, apie Lietuvos Raudonojo Kryžiaus bendradarbiavimą su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, krizių ir nekrizių metu, taip pat Lietuvos Raudonojo Kryžiaus ir bendruomenių bendradarbiavimą ir kodėl tai yra labai labai svarbu kiekvienai dideliai nevyriausybiniai organizacijai. Ir taip pat apie Lietuvos Raudonojo Kryžiaus patirtis ir pamokas išmoktas, kuriomis noriu pasidalinti su Lietuvos institucijomis. Tai pradėkime apie Lietuvos Raudonojo Kryžiaus ir nevyriausybinių kitų organizacijų bendradarbiavimą krizių metu. Tai šis bendradarbiavimas tikriausiai galite atspėti, kada prasidėjo. Jisai prasidėjo visai neseniai ir tam tikro įvykio tikriausiai dėka. Kaip manot, kokio? Spėjimai? Dar prieš Ukrainą. Taip, COVID-as, girdžiu teisingą atsakymą. Ir nors ta pati pradžia COVID-o ir visas krizės suvaldymas pačioje pradžioje visais lygmenimis buvo šiek tiek chaotiškas, turime pripažinti, kad iki COVID-o, iki pandemijos nepriklausomybės laikotarpyje Lietuva neturėjo tikriausiai net ir tų progų būti sumobilizuota pilietiškai, visuomeniškai ir susivienyti, suremti pečius ir atliepti bendradarbiaujant krizes. Tai būtent pandemija buvo tas atvejis, kuomet pradėjo kurtis didesnės iniciatyvos, akcijos, nevyriausybinės organizacijos, pradėjo imtis tam tikrą rolę ir netgi gelbėti valstybinėm įstaigom, ministerijom ir savivaldybėm, kas buvo nematytas reikalas prieš tai. Ir galbūt dėl to buvo sunkus startas ir sunki pradžia, nes tai buvo labai neįprasta, kad nevyriausybinė organizacija... Aš labai atsiprašysiu, bet matau, mus dar vienas svečias nori aplankyti, netikėtai. Tai, mėlyjeji bičiuliai, kviečiu prezidentą. Ėjau pro šalį, žiūriu, labai daug žmonių sėdi pas mus kolonų salėje ir atėjau pasižiūrėti, kas vyksta. Na, meluoju, iš tikrųjų tai žinojau, kad čia susirinko šauniai Lietuvos galios ambasadoriai, taip turbūt aš jūs galiu visus pavadinti. Ir diskutuojat apie ką? Apie tai, kaip galėtumėt padėti vieni kitiem geriau daryti gerus darbus. Taip, bendradarbiauti. Va čia ir yra turbūt ta sinergija, kurios mes tikimės. Mes tikrai
nepretenduojam prezidentūra, kad mes čia Lietuvos galią atradom. Ta Lietuvos galia egzistavo be mūsų. Jūs darėte visą tai. Mes pastebėjome jūs, taip, šiokį tokį nuopelną turim. Bet svarbiausia, ką mes norėjom pasiekti, tai kad jūs visi suprastumėte, kad kiek daug gerų darbų šalia jūsų vyksta. Ne tik jūs darote, bet ir daro žmonės galbūt gretimoje gatvėje ir jūs apie tai nieko nežinojate. Tai ta mūsų platforma tam ir yra skirta, kad surastumėte vieni kitus, kad padrasintumėt vieni kitus, padėtumėt, jeigu reikia vieni kitiems. Ir svarbiausia, kuomet jauti, kad esi kažko tai didelio dalis, turbūt atsiranda papildomai galios, kilovatų, arklio jėgų, ar kaip ten išmatuoti. Ir tada tikrai galima pasiekti labai daug. Man labai įdomu, iš kokių regionų žmonės čia. Taip, Alytus. Iš Klaipėdos yra? Šilalė, netoli Klaipėdos. Klaipėda? Puikiai. Mažeikiai. Pagėgiai, kur gražiai Pagėgiai? Oho, visa eilė, klausykit. Rusnė. Oha, žiūriu, vakarinę pakrantę. Rokiškis šiaurė, Dvarų grožis. Kur? Marijampolė. Net ir Aukštadvaris, Kudirkos Naumiestis. Ne, nėra? Kur sakėt, ponė? Ir Vilniaus netgi. Nu, yra toks nedidelis miestelis prie Kauno. Juokauju. Kas dar? Šalčininkai. Kur? Neišgirdau. Kėdainiai, pats centras. Kur sakėt? Ukmergė, Utena yra? Ignalina yra. Nu, tai praktiškai viskas, taip. Gerai, reikia perduoti, gerai. Utenai, reikia nepamiršti. Tai va, tai ta geografija mus ypatingai džiugina ir tikrai labai smagu matyti, kad žmonės, nesvarbu, kur gyventų, kokioje vietoje būtų, bet visur nori padėti šalia savęs esančiam arba padėti Ukrainos žmonėm arba visokius kitokius tikrai gražius ir patrauklius ir tikrai, tokius užkrečiančius kitus gerąją to žodžio prasme dalykus daryti. Tai gal klausimą kokį man turit, nes aš jau turėsiu išeiti, atsiprašau labai, suimprovizavau šitą savo ateimą. Taip, gal kokį nors geopolitinį kokį nors. Taip. Gerbiamas prezidente, ne klausimą turim, palinkėjimą. Kelintą kartą jūs matom iš taip arti ir jums linkėjimas, nebalkite, saugokit save, žiūrėkite sveikatos, glauskit prie save savo žmoną, o mes būsim šalia. Būkite svarbiausiai sveikas. Vat ko negaliu pažadėti. Ačiū labai, ačiū. Nebalt negaliu, nes aš labai blondinu noriu tapti. Įžengiu į kitą gyvenimo etapą, noriu blondinas būti. Ašgi turiu tokią teisę. Gerbiamas ir mielas prezidentė, neliūdėkit dėl prabėgusio laiko. Dėl gėlių per anksti nuskintų. Jūsų laimė juk rankose laiko štai visa Lietuvos galia. Va taip, va. Ir linkime jums laimėti sekančią kadenciją, kad mūsų Lietuvos galia neišsibarstytų. Tikrai patikėkit, neįsibarstys nepriklausomai nuo nieko. O jūs, ponia, dar galėjot su gitara šitą, ką jūs pasakėt. Vo būtų buvę. Ai, tai dabar jau dovanų metas atėjo, bet tai žinokit, aš neatsinešiau. Oi, kas čia? Kaip? Kas čia? Supratau. Čia apie demografijos gerėjimą Lietuvoje šiek tiek užsiminė. Prezidentė, jūs pas mus buvot, jūs turit, bet perduokit
savo padėjėjau. Gerai. Atsimenat mano pasakymą, grįžkite į Vilnių ir padarykite tvarką. Okay. Nu, čia skamba labai jau lukašenkiškai, tai padarykit. Bet stengsimės, supratau, ką jūs turite omeny. Tai ką, visiems gražios dienos, tikrai labai smagu matyti, kad nepraradę humoro jausmo, nepaisant visko. O aš gavau dovanų ir tuo tarpu šalinuosi tada. Sėkmės jums. Nebelabai galiu, nes turiu pažadėjęs vieną interviu tokį padaryti žmonėm, tai reikia padaryti, ką reikia. Ačiū už siurprizą. Dėkui labai. Taip, gerbėmieji, tikiu, kad daug emocijų užplūdo, bet taip pat matau, man pakišta renginio programa ir laikas bėga mano pranešimo, tai pabandysiu atgauti jūsų dėmesį ir tęsti. Taigi, kur aš čia baigiau? Covidas. Buvo Covidas, taip. Ir iš tiesų ši pandemija ir ši pirmoji krizė Lietuvoje buvo ta proga ne tik tai suremti pečius ir ne tik susivienyti kai kurioms organizacijoms, atsirasti kai kurioms iniciatyvoms, bet taip pat ir pamatyti poreikį bendradarbiavimo ir koordinavimosi, nes be jo daug nuveikti neįmanoma. Na ir susitvarkę su šia krize, po to turėjome Baltarusijos pasienio krizę, kuomet turėjome migrantus atvykstančius iš Baltarusijos teritorijos į Lietuvos teritoriją per Lietuvos rytinę sieną. Ir štai čianai tikriausiai pamokos išmoktos, bendradarbiavimo pamokos išmoktos pandemijos metu, jos buvo jau pritaikytos ir tas bendradarbiavimas vyko kur kas sklandžiau. Tai šiuo atveju, kiek matosi ekrane, buvo suvienita daug nevyriausybinių organizacijų atliepti 32 punktų tuo metu pasienio punktų, pasienio užkardų, pasienio apsaugos punktų, kur tuo metu gyveno migrantai pagrindinius poreikius. Ir tai nebuvo ir neįmanoma, kad nors tai būtų vienos nevyriausybinės organizacijos darbas. Tai buvo jungtinis darbas, pasidalinimas teritorijų, nes teritorijos, kaip galite įsivaizduoti, pasienio yra tolimos nuo didžiųjų miestų, ten tikriausiai, kur organizacijos neturi daug savanorių, kur sunku privažiuoti, kur kai kurių punktų reikia važiuoti 5 valandas pirmyn ir atgal. Ir būtent šita krizė parodė tą tikrąjį bendradarbiavimo pavyzdį ir taip pat vieną puikų pavyzdį, nes visgi tai tema buvo, sakykime, sukėlusi diskusijų ir viena iš pamokų šito bendradarbiavimo ir naudų buvo tai, kad mes visi susivienyje galėjome advokuoti tam tikrus žmogaus teisų klausimus, minimalių standartų užtikrinimo klausimus valstybei. Manau, kad vienai organizacijai būtų tai sudėtinga padaryti. Ir toliau po Baltarusijos pasienio krizės turėjome Ukrainos karą ir pabėgėlių srautus atvykstančius į Lietuvą. Šiuo atveju turėjome ne tik tais registracijos garsiuosius centrus, kuriuose buvo laikinai apgyvendinami, registruojami, kuriems buvo registruojami ir migracijos, ir ukrainiečiai, kuriems buvo suteikiama pagalba. Bet taip pat turėjom jau po registracijos centrų humanitarinius punktus, kuriuose ukrainiečiai galėjo prašyti papildomos humanitarinės pagalbos. Tai tų punktų buvo visoje Lietuvoje apstu tiek Raudono kryžiaus, Karito, Maltos, Maisto banko ir kitų organizacijų. Ir visa tai, kaip galite įsivaizduoti, tai turėjo būti sukoordinuota. Ir taip pat mes drauge visos nevyriausybinės organizacijos didžiausios kartu su Gelbėkit vaikus, Karitas, Maisto bankas ir maltiečiais netgi rinkome lėšas kartu ir po to pagal tai, kokius darbus atlikome, kokiu mastu darbus atlikome, dalinomės tuos pinigus. Tai galite įsivaizduoti irgi kokio koordinavimosi, susitarimo bendro ir supratingumo reikalaujanti užduotis. Na ir kol krizių nėra, mes taip pat bendradarbiavame su nevyriausybinėmis organizacijomis, mažesnėmis, didesnėmis, vieno žmogaus organizacija, kelių žmonių organizacija, čia galbūt jau net neoficialiomis. Ir taip aš po truputį linkstu link bendruomenių.
bendruomenių, kurios yra tikriausiai svarbiausias partneris bet kokioje krizėje. Ir nesvarbu, net jeigu ta bendruomenė arba ta maža nevyriausybinė organizacija nėra humanitarinė organizacija. Kartais netgi ir nehumanitarinės organizacijos gali labai smarkiai prisidėti krizių ir ekstremalių situacijų metu. Na ir šios bendruomenės ir šios smulkios nevyriausybinės organizacijos, jos ir padeda padaryti tą didžiulį ir nepalaužiamą tinklą visoje Lietuvoje, ne tik tai šešiuose didžiausiuose miestuose, bet ir mažuose miesteliuose, rajonuose. Ir tas tinklas leidžia mums kiekvienai organizacijai, gavusiai tam tikrą specifinį individualų poreikį, kurio negali organizacija atliepti, nukreipti žmogų teisingų kelių, nepaleisti jo eiti ratais ir tuksenti 11 kabinetų duris, bet tikslingai nusiųsti žmogų ten, kur jo poreikis gali būti atlieptas. Ir visa to dėka yra vietinių bendruomenių. Ir dar kodėl noriu dėti didelį akcentą bendruomenėm, yra tai, kad tik vietinė bendruomenė gali geriausiai žinoti, ko jo žmonėm reikia. Ir tai yra viso Raudonojo Kryžiaus tarptautinio judėjimo šūkis, kuris angliškai skamba as local as possible, as international as necessary. Lietuviškai kiek įmanoma vietiniai ir tik tarptautiniai, jeigu reikia. Tai būtent tokiu pačiu principu ir mes vadovaujamės bendradarbiaujant ir bendradarbiaujant krizėse arba ne krizių metu. Tai, kad bendruomenė, vietiniai gyventojai, krizės paliestieji, tas krizės paliestas žmogus, ar tai jisai migrantas, ar jisai yra pabėgėlis, ar kas, jisai ir jie žino geriausiai, ko jam reikia, ne mes iš toli žiūrintis. Taigi įgalinimas, bendradarbiavimas ir buvimas kartu yra raktas į krizių ir ekstremalių situacijų suvaldymą nacionaliniu lygmeniu. Ir tai yra akcentas ne tik didžiosiams nevyriausybinėm organizacijom, bet taip pat ir valstybei. Na ir galiausiai turime LRK bendradarbiavimą su institucijomis. Tai taip pat bendradarbiavome, aišku, visų krizių metu. Ir visos krizės tikriausiai davė skirtingas pamokas ir skirtingus bendradarbiavimus. Bet tikriausiai pagrindinės pamokos išmoktos apie visą apskritai bendradarbiavimą nevyriausybinio sektoriaus ir institucijų yra tai, kad pirmiausiai, apskritai tikriausiai bendradarbiavimui reikalingi yra 3 pagrindiniai elementai. Pirmiausia, tai, kad mes turime žinoti, kaip mes identifikuojame pagrindinį poreikį susidariusioje situacijoje. Ar tai būtų maža krizė, ar tai būtų didelė krizė, kas yra atsakingas už poreikio įvertinimą, kas atlieka šią užduotį ir kas prisiima atsakomybę suburti visas organizacijas. Žinant poreikį, mums reikia taip pat žinoti savo pajėgumus Lietuvoje. Kiek turime nevyriausybinių organizacijų, kur jos stiprios, kuriuose vietose jos stiprios, kiek jos kiekvienoje vietoje turi savanorių, galbūt turi rezervo, galbūt jie yra tarptautinio tinklo dalis, galbūt jie turi sutartis su verslais. Visas tas pajėgumų žemėlapis taip pat yra labai svarbus įrankis valdant krizes ir joms ruošintis. Ir šitoje vietoje irgi dedu akcentą ties smulkiomis nevyriausybinėmis organizacijomis ir bendruomenėmis, nes tai yra irgi taip pat visus kartu sudėjus gaunasi Lietuvos gale ir gaunasi didelis stiprus kumštis, didelis pajėgumas Lietuvos krizių pasirengime ir suvaldyme. Na ir galiausiai trečias svarbiausias elementas valdant krizes kartu su institucijomis, tai yra lyderis. Lyderiauti gali arba viena iš nevyriausybinių organizacijų, arba gali vadovauti kažkuri ministerija, jeigu tai yra tam tikra krizė, tam tikros tematikos krizė, kurią gali apsimti tam tikrą ministeriją. Tai gali būti savivaldybė, jeigu tai yra geografiškai smulkesnė krizė. Bet tas lyderis turi būti. Ir Lietuvos Raudonajam Kryžiui teko pabūti lyderių 2 kartus, tai migrantų Baltarusijos pasienyje krizės metu ir Ukrainos karo metu. Ir lyderiavimas ir koordinavimas iš savęs nėra tikriausiai galite įsivaizduoti pats lengviausias dalykas, nes tai reikalauja daug žmogiškųjų išteklių, komunikacinių išteklių. Ir taip pat tas bendradarbiavimas, jisai stovi ant diskusijų ir pasitarimų. Niekas nenuleidžia užduočių, šitą organizaciją darys tą, o šitą organizaciją darys kitą. Visa tai yra daroma kartu bendradarbiavimo pagrindu, vienas kito supratingumu, vienas kito pajėgumo atsižvelgimu. Ir tas
tas lyderystės ir koordinacinis momentas yra tikriausiai pats svarbiausias krizių ir ekstremalių situacijų suvaldyme ir visų sutelkime bendradarbiauti. Tai bendradarbiauti neužtenka, reikia ir koordinuotis krizių metu. Na ir pabaigai, visas šitas bendradarbiavimas su institucijomis tikiu, kad buvo valstybei naudingas. Valstybei ir žmogui. Tam, kad ne tik tai, kad nevyriausybinės organizacijos dirbo tame lauke, bet ir tai, kad jos buvo susikoordinavusios, nesidubliavo, galėjo nusiųsti žmogų arba nukreipti į tą pusę, kurią reikia. Ir kalbant apie grėsmes, ateitį, apie tai, kas galbūt laukia, o galbūt mūsų nelaukia, apie didelės krizės, didelį akcentą dedame ant to, kad karo metu arba kaimyninės šalies artimos karo metu arba didelių nelaimių metu nevyriausybinių organizacijų bus dar daugiau negu yra šiandien. Tas yra ir džiaugsmas, bet taip pat ir iššūkis, nes jas visas reikės sukoordinuoti. Jeigu pažiūrėtume dabar į Ukrainos karą ir Ukrainos žemėlapį ir žemėlapį visų nevyriausybinių organizacijų, kurios tenai yra, ir visų naujai suvažiavusių tarptautinių organizacijų, be galo didelių mechanizmų, suprastumėte, tai kad yra ne vieno žmogaus darbas ir tikrai ne vienos netgi organizacijos darbas suvaldyti visas iniciatyvas tam, kad resursai nebūtų išvaistyti ir žmogaus poreikiai būtų atliepsti kuo greičiau. Taigi tokios pamokos iš Lietuvos Raudonojo Kryžiaus ir bendradarbiavimo, iš praeities ir žvelgiant į ateitį. Ir noriu padėkoti jums visiems už bendrystę ir lauksiu jūsų prieinant ir pasikalbant apie bendradarbiavimą po pranešimų prie kavos. Ačiū. Ačiū labai, Unei. Nebent greitai kažkas turite klausimų. Dabar kol kas nematau, tai reiškia pasigausite Unę prie kavos. O Unė pasakojo apie tuos pavyzdžius, ar ne, kas buvo pandemijos metu, ar kas buvo susijęs su Ukraina. Iš tiek, kiek mes esam lankę bendruomenių įvairių ar organizacijų, ko gero didžioji dauguma jūsų kažką darė šitų nelaimių, šitų krizių metu, ar ne? Pradedant nuo labai malonių dalykų, lankydavot vaikus per Kalėdas apsirengę Kalėdų seneliais, baigiant maisto paketų išvedžiojimu, besirūpinančių vienišais senoliais ar žmonėmis su negale. Tai labai ačiū už tai, kad tai darėte ir dėkui, kad visuomet atsiranda ir lyderiai bendruomenės, ir lyderiai kaip organizacijos, kurios dar sugeba mus sutelkti šitam bendram tikslui. O kitam pranešimui kviečiam iš Vilniaus miesto pranešėją Godą Sasnovskienę, bendruomenės centro miesto laboratorija vadovė. Labą dieną visiems. Aišku, mums didelė garbė čia būti. Aš pirmą kartą prezidentūroje, tai ir jaudinuosi, ir žaviuosi, ir stebiuosi, kaip čia viskas vyksta. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mano pranešimas išpuolė po Unės pranešimo, dėl to, kad Unė pasakojo, kaip didelė organizacija, tokia kaip Raudonas Kryžius, bendradarbiauja su bendruomenėm, o aš savo pranešime papasakosiu, ką veikia maža bendruomenė, sakykime, krizių atveju, ar ne? Tai visai, man atrodo, toks gali būti įdomus dalykas. Ir pasakosiu jums apie miesto laboratoriją. Tai yra edukacinis bendruomenės centras Vilniuje, viename iš rajonų, Antakalnyje. Ir šitas atvejis jums galbūt bus įdomus tuo, ką gali ir ką veikia bendruomenė didmiestyje. Ar ne? Turbūt mes žinom, kaip atrodo bendruomenės mažesniuose miesteliuose arba kaimeliuose, o čia yra didelio miesto bendruomenė ir kaip jinai susibūrė, kaip jinai veikia ir, sakykime, ką veikia šiuo atveju krizių atveju. Taip, su pipsiukais mes toj padirbėsim. Taip. Tai norėčiau truputėlį papasakot, kaip mes susibūrėm. Tai yra visiškai kaimyniška iniciatyva. Mes tie, kas buvo miesto laboratorijos įkūrėjai, mes nepažinojom vieni kitų iki tol. Buvome tiesiog kaimynai, antakalniečiai gyvenantis kažkur gretimose gatvėse. Ir visi netyčia susipažinom vieną pavasarį visiškai nedidelėje iniciatyvoje bendruomenės darže, kuris irgi veikia Antakalnyje, Sapiegų parke.
Visą laiką tai paminim, mums atrodo, kad tai labai svarbus dalykas, kadangi tai rodo, kokios svarbios gali būti mažutėlės iniciatyvos, ar ne? Ten beaugindami agurkus ir pomidorus, mes ne tik, kad sugalvojom, ką galėtumėm veikti daugiau, bet ir kūrėm tikrai tokį visai jau daug metų ir tokį visai nemažą bendruomenės centrą. Tai, kad susibūrėm bendruomenės darže, mums visą laiką yra priminimas, kad net ir pati mažiausia iniciatyva gali būti suveikti kaip inkubatorius visai kitiem dideliem dalykam. Tai taip ir buvo, auginam pomidorus savo porą metų, rengiam visokiausias renginius, šventes, tai derliaus šventė, tai dirbtuvėlės, tai kokios pamokėlės, kaip augint bazilikus ir supratom, kad norisi kažko daugiau, sezonas Lietuvoje labai trumpas, ar ne, galim pradėti daržininkauti mes miestiečiai kokią gegužę ir pabaigti spalį, o kas paskui pusę metų turi vėl laukti, kada išlys saulutė ir sušils dirva. Tai pradėjom svajoti savo visiškai be jokio pagrindo, neturėdami nei pinigų, nei pastatų, dirbdamos savo darbus ir augindamos vaikus, kad gal vis dėlto būtų visai smagu sukurti bendruomenės centrą, kur galbūt galėtų veikti kavinė, kadangi mūsų buvo visai nemažai, 5 ar 6 žmonės, sudėjom savo idėjas į krūvą ir pradėjom svajoti, kad norėtumėm bendruomenės centro, bet čia viskas tik apie norus, aš noriu atkreipti dėmesį, jokio pagrindo. Norėtumėm turėti bendruomenės centrą su labai jaukia kavinė ir kad ta vieta būtų labai tvari, kad mes galėtumėm, sakykime, dalintis su savo kaimynais idėjomis, kaip galima mieste gyventi tvariau. Na ir kai, nežinau, kartais turbūt susibūrė kažkaip tai susitelkus tokiam kiekiui energijos ir norų ir svajonių, kažkaip jos, nežinau, pradeda įgyti formą. Taip sėkmingai susiklostė likimas, kad tam pačiam Sapiegų parke vyko remontai, keitėsi pastatų savininkai ir vieną pastatą, patį negražiausią, pačiam ten tolimiausiam parko kampe, Antakalnio seniūnija nusprendė paskirti bendruomenį įveiklinti. Ir mes laimėjom konkursą nuostabiom sąlygom, labai už nedidelę nuomą, įveiklinti buvusi ligoninės sandėlį, su sąlyga, kad susiremontuosim ir busim geri. Reiškės veiksim tai, ką prižadėjom, bet ką aš jums čia ir pasakau. Ir taip viskas prasidėjo. Mes supratom, kad turim šansą sukurti visiškai svajonių bendruomenės centrą ir kad kursim jį be jokių kompromisų, tik taip, kaip mes jį įsivaizduojam, pritraukdami visus kaimynus, kad viską darysim kartu, kad valdysim kartu, kad tai bus ne mūsų sukurtas centras kaimynams, o kad kartu su kaimynais kursime šitą vietą. Ir negana to, kadangi jau viskas vyko keletą metų ir mes jau buvom padarę nemažai renginių, per kuriuos ne tik, kad, sakykime, nežinau, darėm kažkokius smagius dalykus, bet po truputėlį supratom, kad beveikdamas dalykus tu gali ir užsidirbti. Sakykime, organizuodamas derliaus šventės metu vienos dienos restoraną, tu gali už auką pardavinėti pyragą, sriubą ar nežinau, arbatą ir surinktus pinigus investuoti kažkur toliau, ką tu norėtum veikti. Ir tai mums gimė socialinio verslo idėja. Mes prie savo tos dar svajonės pridėjom, kad negana to busim ir socialinis verslas, kuris stengsis nenaudoti viešų pinigų, reiškia gyventi ne iš projektinių lėšų, stengtis užsidirbti pačiam. Tai štai tokia buvo idėja, jinai įgijo, reiškia, savo formą ir dabar gal truputėlį papasakosiu, kaip jinai gyvuoja šiandien, ar ne, kokia ta mūsų kasdienė filosofija. Jinai niekur nedingo, mes dirbam nuo 2016 metų, tai jau nežinau, 7-8 metai ir kiekvieną dieną mes savo primenam vis dėlto apie ką mes, kokie mes, kaip mes veikiam. Tai iki šiol bendruomenė yra svarbiausias mūsų bendra kūrėjas ir valdytojas. Labai džiaugiamės ir didžiuojamės, kad mums pavyko įgyvendinti tą svajonę, kad ne mes, ne mūsų komanda kurs turinį miesto laboratorijos, tai kas tenai vyksta, kokie renginiai, kokios paskaitos, kokie mokymai, o kad vis dėlto didysis potencialas glūdi bendruomenėje, ne 5 žmonėse, o tuose, kurie gyvena visi, ar ne, sakykime, toj nemažoje Antakalnio teritorijoje. Tai šiai dienai iš tiesų apie 70-80% pas mus vykstančių renginių atkeliauja iš bendruomenės. Reiškia, mes esame atvira erdvė, tam rajone gyvenantiems žmonėms įgyvendinti visas jų, nežinau, iniciatyvas. Tai gali būti nuo parodų organizavimo iki dirbtuvių, knygų pristatymų, nežinau, kažkokių mokymų, vakarienių ruošimo. Žodžiu, aš tikrai neturiu tiek fantazijos, kiek tenai atsineša žmonės savyje. Tai tuo labai didžiuojamės. Aišku, šiuo metu pas mus dirba 13 žmonių, didžioji dalis jų yra vietiniai, visada yra vietiniam prioritetas, jeigu
jeigu ieškom darbuotojų. Ir irgi stengiamės kiek įmanoma tvariau, net ir žmonių, netgi formuojant savo darbuotojų komandą, visą laiką galvom apie tai, kad mes nenorim turėti tik jaunų ir gražių ir perspektyvių, tai pas mus dirba, nežinau, ir vyresnio amžiaus žmonės, visą laiką turim atskirą kvietimą seniorams, jeigu jie norėtų įsidarbinti, sakykime, kažkokiam tai pusę etato darbo. Dirba mergina su negale, dirba 2 ukrainietė, žodžiu, mūsų komanda irgi taip stengiamės, kaip pasakyti, žiūrėti visuomenę plačiai ir galvoti apie tą įvairovę, ne? Kad vis dėlto mūsų bendruomenė yra įvairi ir visi turi šansą dalyvauti darbo rinkoje. Tai štai, kas dar labai praktikuojam tas savipagalbos dalykus pas mus, tai veikia tokia nuolatinė paprasta iniciatyva kaip palikta kava, daugybę metų ir mes visą laiką turim daug paliktos kavos, kaimynai labai kažkaip atsiliepia į tą mūsų kvietimą nupirkti kavos puodelį kaimynui, kuris galbūt ateis ir negalės sau leisti, įprastai tai vis tiek dažniausiai atsitinka, kad senjorai ateina tos paliktos kavos ir tuo mes labai džiaugiamės, jie irgi turi teisę ar ne į orų kavos puodelį kavinėje. Kiekvieną rudenį skelbiam rudens derliaus dalymosi stotelę, kas jum gal, jeigu kas esate iš regiono, atrodo juokinga, o mum iš vis nejuokinga, žinokit. Mieste yra daugybė žmonių, kurie neturi iš kur gauti tų daržovių, o kažkas tai vis tiek, ten, nežinau, turi kolektyvinius sodus ar kažką, paskui ten uždarį normalus kiekis tų cukinių, tai pas mus tas veikia. Čia tokia gal ir miestietiškas dalykas, bet pas mus labai džiaugias. Dabar išvažiuojant pamatėm, kad prie durų atnešė kažkas visą maišą aštriųjų pipirų. Ir aš net jaučiu, kaip smagu, kaip kažkas apsidžiaugs. Tai štai ir tokius visokiausius dalykus, kaip, nežinau, ten drabužių mainytuvės ar ten meistrų dirbtuvė. Žodžiu, mes kažkaip visą laiką kalbam apie tai, kad labai svarbu dalintis tuo, ką tu turi, arba tuo, ką tu moki su savo bendruomenėje esančiais žmonėm. Tai va, ir tos tvarumo praktikos, aišku, pas mus labai svarbios ir kiekvienam žingsnį, ką darom, pradedant nuo to, kaip organizuojam kavinės darbą ir ten ir maisto likučius labai tiksliai tvarkom ir sveriam ir mažinam. Ir, nežinau, vandenį pasišildom saulės kolektoriais ir pilko vandens panaudojimo sistemą. Žodžiu, turim daugybę tokių paprastų dalykų, kuriais norim įkvėpti žmonės keisti savo kasdienybę. Tai, žodžiu, ačiū Dievui, pavyko daryti tai, apie ką svajojom. Tai yra bendruomenės centras, jis gyvas, žmonės labai smarkiai dalyvauja ir mums pavyksta jį vis dėlto patiems išlaikyti ir dar kalbėti apie tvarumą. Dabar kas nutiko krizių atveju, ar ne? Manęs kaip tik Austė prašė papasakoti apie tai, kokias turėjom 2 iniciatyvas prasidėjus karui. Tai aišku, išgyvenom tą baisų šoką kaip ir visi ir blaškėmės ir pradėjom savanoriauti ten visi, kas kur galėjo ir ten kaip ką, bet vis dėlto kažkaip tai suradom stiprybę savy, prisėsti vieną dieną ir pagalvoti, kaip mes galim padėti karo pabėgėliam, kaip miesto laboratorija. Ir tam visam minčių tokiam užėsi, vis dėlto priejom išvados, kad miesto laboratorija visų pirma yra bendruomenės centras čia vietiniam gyventojam. Dabar nauji mūsų kaimynai yra karo pabėgėliai, ukrainiečiai. Tai mes norėjom jiem kažkaip ištransliuoti žinią, kad mes esam ir jų bendruomenės centras. Jeigu jie yra mūsų nauji kaimynai, tai šita vieta yra ir jiems būti, susitikti, veikti tą, ką jie galėtų veikti, nežinau, normaliom sąlygom savo namuose. Tai atsispyrė nuo tos minties, susibūrė su grupe menininkų, bet visiškai skirtingų irgi nepažinojusių ten vieni kitų gal iki to laiko, organizavome kartą per mėnesį tokį ciklą renginių vieta susitikti. Reiškia, vieta susitikti jiem, kur, nežinau, sakykime, Antakalnyje apsigyveno, nežinau, koks skaičius, tiesą sakant, karo pabėgėlių, bet kad jie žinotų, kad yra jų rajone vieta, kur jie galėtų susitikti. Gal vėl susitikti savo senus pažįstamus, gal susitikti naujus, kad lietuviai su jais galėtų užmėgsti žmogiškų santykių. Žodžiu, tokį renginių ciklą vieta susitikti. Daugybė žmonių savanoriavo, ir muzikantai, ir dailininkai piešė jų portretus, ir gatvės cirko, žodžiu, ten darė jiem pasirodymus. Labai daug buvo tokių jautrių susitikimų, tų ašarų apsikabinimų, ten visokios jie patys ukrainiečiai organizavo ten atvirų skelbimų lentą. Žodžiu, buvo labai tokie emocingi, turtingi tie susitikimai, labai triukšmingi, ten jų temperamentas vis tiek yra toks, ne toks kaip mūsų, taip tyliai susėdus.
Ir labai reikalingi, kaip aš supratau, tie susitikimai, bet ką noriu pasakyti, kad po 4 susitikimų mes supratom, kad yra gana, kad mes iš savo pusės parodėm, kad čia yra vieta jam būti, kad jie turi visas galimybės, taip kaip vietiniai čia atvykti, veikti, būti, organizuoti ir kad dabar jau kamuolys jų rankose. Man atrodo, kad čia buvo gal toks 3 mėnesių laikotarpis, jeigu aš neklystu, kol vyko tie renginiai. Ir po paskutinio renginio pasakėm, viskas, mes jau baigėm jums šokti, groti ir dainuoti, dabar jau jūs ateikit, stenkitės integruotis taip, kaip lyg ir, kas jums padėtų, kaip normaliom sąlygom. Tai kurį laiką buvo štilis, bet dabar aš labai džiaugiuosi, kad ta žinia yra plačiai pasklidus ir ukrainiečiai, kai jie nori daryti kažkokį labdaros rinkimą, kažkokį koncertą, kažkokią progą, jie žino, kad tai yra vieta ir jie čia ateina. Ir aš manau, kad tai yra didelis dalykas. Žodžiu, mums pavyko ištransliuoti tą žinią, kad jie turi patys imti iniciatyvos irgi, ne tik tai laukti, reiškia, tų koncertų iš mūsų pusės. Tai toks ir edukacinis tuo pačiu momentas, bet norėjome juos žiūrėti kaip į lygiaverčius, ne kaip į vargšus, bet kaip į lygiaverčius. Mes tą patį sakom čia gyvenantiem kaimynam, tą patį ir norėjome ištransliuoti jiem. Tai džiaugiuosi, iš pradžių gal buvo man toks truputėlis skausmingas štilis, ten keli mėnesiai, kai neatėjo iš jų jokių žinių, bet vis dėlto reikėjo laiko turbūt pasklisti žiniai ir suprasti. Tai tiesiog dalinuos patirtim, kaip veikia dalykai pas mus. Ir dar viena iniciatyva, ką irgi darėm šalia šitų renginių vieta susitikti, tai bendruomenės pusryčiai ukrainiečiam. Vienas iš miesto laboratorijos, tokių turbūt viena vizitinių kortelių yra vėlyvieji pusryčiai savaitgaliais. Labai mėgsta Vilniečiai ir vietiniai žmonės, jau čia taip smagu ateiti pas mus papusryčiauti ir tokia gan madinga, sakyčiau, vieta. Ir kažkaip irgi mums pačiom besavanoriaujant tose karštosiuose linijose, vis suprasdam, kad tie atvykę karo pabėgėliai, jie gauna maisto paketus, jie visą laiką tokie kaip vargšai, toksai, nors jie juk nebuvo vargšai, mes ir per tuos savo renginius matėm, kad jie ir mokslininkai, ir inžinieriai, ir ta prasme, jie žmonės kaip mes, o jie dabar tokie paversti. Ir kažkaip mums kilo mintis, kad jie irgi turi teisę į tokį pat gražų sekmadienį su savo šeima, kaip ir turi, sakykime, čia vietiniai. Ir mes tiesiog parašėm žinutę Facebook'e, kad kaimynai, mėly antakalniečiai, visi turim dabar kaimynų ukrainiečių, būkim geri, tiesiog nupirkim jam pusryčių. Nežinau, tu ateini pirkti savo blynų, tu gali palikti ir sugalvom visiškai paprastą sistemą, kad žmogus gali ateiti ir bet kokią sumą, kokią jisai nori, paaukoti per kasą miesto laboratorijai. Ir tokia banga nuvilnijo, aš jums negaliu papasakoti, mes surinkom, ta prasme, aš net negaliu pasakyti tos finalinės sumos, dėl to, kad jinai visą laiką taip augo, išsinaudojo. Ta prasme, taip mes kalbam apie 1000 eurų ir apie 1000 ukrainiečių, kurie ateidavo normaliai, taip kaip mes, išger kavos, pavalgyt, pabūt su šeima, šiltai, nes su maisto banko paketais tam kažkokiam bute, kurie glaudėsi. Nežinau, ir man atrodo, visi jautėsi gerai. Ir aišku, mūsiškiai, nes visada jauties gerai, kai kažkam paaukoji, bet ir tie žmonės jautėsi gerai, nes jiem nereikėjo pasų, kortelių, kažkokių įrodymų, kad, nežinau, kad aš esu ten toks, kad tai kažkoks buvo tikrai labai nepaprasta tokia solidarumo banga, kuri irgi turėjo savo tokį baigtinę buvo. Atėjo laikas, sakyčiau, po 2 mėnesių, kai mūsų žmonės dirbantis prie kasos pradėjo siųsti žinutes, kad užtenka, viskas išsisėmė šitas dalykas, nes po truputį pradeda naudoti žmonės, tie patys ukrainiečiai, kuriem kaip ir nebereikia tos pagalbos. Ir labai džiaugiuosi aš už savo darbuotojus, kad jie pastebi, kad jie rašo ir mes tada po truputėlį pradėjom gesinti tą iniciatyvą, ta prasme išnaudojom visus pinigus, bet nebeprašym aukoti toliau. Atrodo, kad buvo tam tikras laikas, kai jiems reikėjo labai tų pusryčių, o paskui jau atėjo laikas, kai gal daug kas įsidarbino, pagerėjo ta padėtis ir kažkaip nebesinorėjo tada išnaudoti ir vietinių žmonių, kad maitinti tuos, kuriem galbūt jau to ir nebereikia. Tai štai, tokie irgi 2 labai mums patiem įdomios patirtis, tikiuosi, kad sugebėjau jum perduot, kaip veikia tie dalykai, ką mums pavyko nuveikti. Ir tiek turbūt labai norėčiau jūs pakviesti, kada į miesto laboratoriją, mes su Agne kartu. Gerai.
Labai ačiū Godai. Ar turite kažkas klausimų? Suprantu, per kavos pertraukėlę, nes kadangi jau taip kalbėjo apie pusryčius, tai jau tikrai per kavos pertraukėlę galima mus pasikalbėti. Tai ši čia yra labai puikus pavyzdys, kadangi dažniausiai, kai šnekam apie bendruomenės ar iniciatyvas, mes savo braižome žemėlapį ir matom, ką ir prezidentas pastebėjo iš jūsų pakeltų rankų, geografija yra be galo plati ir dažniausiai tas aktyviausias besiregistruojančias mes matom būtent ne didžiausiose miestuose, kalbant apie bendruomenės. Tai čia yra labai puikus pavyzdys, ką galima padaryti ir miestuose. Nes mes pačios, kai vykstame į vizitus kur nors su prezidentu darbo dienas į regionus ir dirbame mieste, tai suprantam, kad ten ir bendruomenė, jinai yra visai kitokia, kitaip veikianti ir sunku ją iki galo identifikuoti. O dabar noriu pakviesti žygį su Mariumi. Aš su Mariumi į žygį jau sikėjau, yra labai smagu ir labai kviečiu visus prisijungti, ne tik paklausant pranešimo, bet ateityje tikiuosi, kad Marius pakvies ir visus kitus prisijungti, teisingai. Prašau, ir prisistatysit gal. Labadiena visiems, priešingai negu Klementinai, man čia ramiau nėra, tikrai ne ta vieta, kur jaučiamės įprastai. Tai nežinau, kaip gausis, bet gausis kaip gausis. Dėkui labai renginio organizatoriams, šeimininkam už galimybę pabandyti pasidalinti savo patirtim. Dar kartą labą dieną visiems susirinkusiam, malonu matyti daug jau pažįstamų veidų. Dar maloniau, kad dalis jūsų yra ir Camino Lituano dalis. Gerų žodžių nebūna per daug, tai norim pradėti nuo mums patiems nepažįstamo piligrimo žygėjimo Luko padėko žodžių, kurie yra ne tik padėka tiem, kurie kūrė tą kelią, kurie kūrė kelią, bet juose slypi ir didelė dalis Camino Lituano filosofijos ir kultūros. Bendrystė. Bendrystė, apie kurią jau kalbėjo ir prieš tai buvo pašnekovai, bet mūsų atveju tai yra bendrystė tarp piligrimų, bendrystė tarp piligrimų ir bendruomenių, bendrystė tarp pačių bendruomenių. Bendrystė šiais laikais, kaip žinom, tampa tokia svarbi ir brangi valiuta. Pradėjus kurti kelią, neretai susilaukdam ir dabar susilaukiam klausimų, kas tai yra. Ar tai yra religinis kelias, ar tai yra piligriminis kelias, ar tai yra turistinis maršrutas, o galbūt tai yra verslo projektas. Tai šie Milošo žodžiai vėlgi iš dalies atsako į klausimą, kas tai kelias, iš kitos pusės tai atskleidžia kitą Camino Lituano filosofijos dalį. Camino Lituano tai pirmiausia yra kelias per Lietuvą, kelias per jos mažosius pasaulio centrus ir kelias per bendruomenės. Camino Lituano iš esmės yra vietiniai žmonės, bendruomenės, tie mažiai pasaulio centrai, kuriuos mums tai reikia tik sujungti į vieną grandinę, kad jų darbai būtų geriau matomi, labiau prieinami ir tuo pačiu labiau prasmingi ir labiau vertinami. Taigi mums nereikėjo nieko nei pritraukti, nei įtraukti, mums tai reikėjo sujungti. Tai Camino Lituano filosofijos du esminiai akcentai turbūt yra tie bendrystė ir mažiai pasaulio centrai. Ta skelbia ir mūsų moto, Camino Lituano kelio sujungti. Mes skaitom, kad organizacijos filosofija, kultūra, moralinė sistema yra ne ką mažiau svarbesnis turtas negu stipri struktūra arba galingi finansai. Tai matyt, tos filosofijos dėka mes dabar ir turim Camino Lituano tokį, kokį turim, o turim trumpai tai daugiau inžineriniai ir matematiniai skaičiai, tai yra daugiau negu 1000 km kelio per Lietuvą paruošta savarankiškam keliavimui pėsčiomis. Tai yra 50 etapų, kelias driekiasi per praktiškai visus Lietuvos regionus, kol kas dar nėra Suvalkijos, tai ateitis, mažoji Lietuva pasiekta, žemėlapį dar to nesimato. Turim Camino Lituano internetinį puslapį, turim Facebook'o grupės, kur sekėjų daugiau negu 30 000, yra žemėlapiai, yra etapo prašymai. Tai yra skaičiai, kalbant apie skaičius, dar yra ir keletas kitų skaičių, kelias jungia 22 savivaldybės, 9 regioninius parkus. Puikiai matau skaičius, jų neskaitysiu dėl laiko stokos, bet svarbiausia, kad tai yra neskaičiai, svarbiausia, kad tas Camino Lituano tampa reiškiniu, gyvų reiškiniu, kuris
jungia žmonės, kurie keliauja piligrimai ir tas reiškinys yra nebaigtinis. Kuo toliau, to jis labiau juda į priekį. Tai trumpai tik tai apie realizacijos principus, kaip mums tą pavyko daryti, ar pavyksta daryti, nes toks lyg tai ir buvo organizatorių prašymas. Tai pirmas principas - savanorystė. Apie savanorystę galima daug šnekėti, nes labai sudėtingas reiškinys, tai nesileisim į tas detalės, bet kalbant apie mus, tai kelią pradėjo kurti grupės savanorių, žygeivių savanorių, kurie turėjo didelę tokių kelionių patirtį įvairiose pasaulio valstybėse, turėjo didelį entuziazmą, turėjo tikėjimą ir bendrą tikslą - sukurti panašų kelią Lietuvoje, panašų į žinomą Šventojo Jokūbo kelią Ispanijoje. Jeigu turim laiko ir jeigu pavyks, galiu parodyti, nežinau. Čia kaip Camino Lituano pradžia. Aš taip galvočiau, kad jeigu, sakysim, ten, kiek mes čia malomės jau nuo rugsėjo mėnesio, tai buvo tokio projekto inicijavimo stadija, kur čia ginčinamės, aiškinamės, žvelgiam, o dabar faktiškai jisai startuoja, šitos žygius jis startuoja ir toks tikslas yra padaryti va tokį žemėlapiuką, kad būtų galima pagal jį. Tas tikslas yra praeiti kartu, pabendrauti, pažiūrėti, kaip viskas atrodo Lenkijai, kaip galėtų būti Lietuvoje, gal čia galėtų geriau būti, gal panašiai. Pirmas etapas dabar fiziškai žvalgyti geriausiai praeimą maršrutą, tada markiruoti, žemėlapiai, gydai, pasai. Markiruoti tai reiškia kabinti lenteles su Šventojo Jokūbo kelio grauklėm. Pagrindinė idėja yra nutiesti nakvynių namų tinklą žygiuojantiems per Lietuvą link Santiago de Compostelos. Taip. Aišku, padaryti copy-paste Ispaniją, tai čia yra tolima svajonė, bet kažką tokio bent jau į tą pusę. Nebūtinai važiuoti į Ispaniją, yra daug puikių vietų ir čia, ir tiesiog ir savo padaryti kelią ir kitiem. Ir patiems lietuviam, ta prasme, kaip Ispanija, savaitgalį pasiėmė šeimą, 3 dienos nuo rytos iki sienų subėgioja. Nu, čia Lazdijai, čia per parką perėsim, kirsim kelią. Sutikau tokią merginą Viktoriją, ji man pasiūlė prisijungti, papasakojo apie Camino Lituano idėją ir aš sutikau, iškart sutikau. Vaikščiot patinka jau seniai. Taip aktyviai pradėjom prieš kokį 2 metų, prieš 2. Va, apie Caminą visada galvojom, literatūrą, visą kitą, beveik buvo mano vasarą susiplanavę važiuoti. Taip ir neišėjo visai šeimai. O po to pamatėm, kad čia Lietuvoje irgi vyksta. Buen camino. Pradėdami kurti, mes nežinojome nei konkretaus maršruto, kuris dabar matote žemėlapį, nežinojome nei konkrečių nakvynės vietų, neturėjom jokių aiškių instrumentų, neturėjom patirties, neturėjom jokių finansinių resursų ir to labai net ir neplanavome turėti, neturėjom jokių finansinių lūkesčių, bet turėjom keletą susitarimų, kurie galbūt ir padėjo mums sėkmingai darbuotis. Tai pirmas iš jų buvo toksai, kad kelias neturi priklausyti nei jokiai organizacijai, nei jokiai bendruomeniai, nei jokiam asmeniui. Kelias gali būti gyvas tik tada, kai jis taps reiškiniu kartu kūriamų visų kelio bendruomenių, kurios visi yra lygiaverčiai kūrėjai, prisimantis atsakomybę už kelio kūrimą. Antras toks principas buvo atvirumas. Kelią kurti kviečiami jungtis. Kelių kūrimą kviečiami visi, kas tik nori ir kas tik mato tame prasme. Jokių anketų, jokių apribojimų, jokių draudimų nėra. Norit, galit, prašom, kūrėm kartu. Siekiant tvarumo, kad projektas, kad tai nebūtų baigtinis projektas, o būtų procesas, kuris nesibaigia baigiantis finansavimui, tai buvo priimtas sprendimas kelią kurti išskirtinai tik tai savanorių ir bendruomenių resursais, lėšomis, nenaudojant jokių europinių fondų arba vietinių fondų lėšų.
Na ir dar vienas toks elementarus principas, kurį kažkada išsakė vienas mūsų keliautojas Eduardas, jis skamba labai paprastai. Kai aš turėjau drąsos, aš turėjau rezultatą. Tai sutarėm, kad nebijoti žengti pirmą žingsnį, o kelias paskui parodys tolimesnį likimą. Tai tiek apie savanorystę trumpai. Antras principas - tikėjimas. Čia ne tiek apie religiją, čia daugiau apie tą bendražmogišką tikėjimą. Ir mes, Kamino Lituano savanoriai, šią idėją tikėjom besąlygiškai, nes mūsų patirtis sukaupta tarptautinėse kelionėse akivaizdžiai rodė, kad tokia idėja turi didelę socialinę naudą ir prasmę. Tačiau Lietuvoje tai buvo naujiena ir tam, kad kelias būtų gyvas, mums reikėjo, kad žmonės vietiniai ir bendruomenės patikėtų tą idėją taip, kaip tikimės. Reiškia, mums reikėjo juos įtikinti. Ir būtent įtikinti, o ne duoti kažkokios komandos, nurodymus, sustatyti planus, gairės. Paprasčiausiai reikia įtikinti. Ir įtikinti tokia idėja, kurios nauda yra vėlgi labiau ne finansinė, daugiau socialinė. O kaip minėjau, resursų mes neturėjom. Ir neplanavom turėti. Reiškia, reklaminių kompanijų galingų neturėjom, turbūt niekas tokių ir nematėt. Bet žinia apie savo idėją, apie kelią skleidėm paprastų ir savo malonių būdų. Tai yra žygis ir asmeninio bendravimo. O kaip minėjau, tai idėja, jos idėjos galbūt tas nesupratimas buvo tame, kad tikrai susikloščių situacija Lietuvoje buvo kitokia, visi tikėjosi arba kažkokių konkrečių švenčių užsakymų nakvynės namuose, arba turistinių grupių keliavimų su aiškiom datom ir žmonių skaičium. Čia buvo neaišku, čia keliavo neaišku žmonių skaičius, neaišku kada, neaišku kokie poreikiai. Tikrai kartais mes atrodėm kaip mėnulio vaikai, kalbėdami tokios pusiau nesąmonės. Tai vėlgi, tą žinią, kaip sakiau, pradėjom skleisti žygiais ir savo kojomis. Tie savanoriai, kurie yra procese nuo pat pradžių, iki šios dienos per tos 6 metus nužygiavo su kojom ne mažiau negu 10 000 kilometrų Lietuvos keliais, keleliais, miškais, kloniais. Tai yra pusė pasaulio rutulio, kad įsivaizduot. Tai tiek mes keliavom, turėjom apie daugiau negu 200 pačių įvairiausių žygių, pristatomųjų, žvalgybinių, kultūrinių. Tame tarpe reiškia talkų, kurių metu mes žymėjom ir va čia gal ir kokią skaidę parodysiu, kur žymėjom, markiravom kelią. Tai ir be jokios abejonės labai daug bendravimo su vietiniais žmonėmis. Negaliu pasakyti, kad buvo kažkoks pasipriešinimas, nežiūrint to nesupratimo visos idėjos ar kažkoks atgrasimas, bet tikrasis lūžis įvyko Kėdainiuose, kur vietinė bendruomenė nuo pat pradžių įkūrė kelio kūrimą ir ten įvyko pirmas kultūrinis žygis skirtas Česlovo Milošo atminimui. Ir nuo to laiko, nuo Kėdainių, tai čia buvo 10 etapas, dabar mes turim 50, jau žinia apie mus sklido iš lūpų lūpas, bendruomenės viena kitai pasakojo apie mus, apie tą idėją ir tada jau sutikimas būdavo maždaug toksai. Tai ir su dainom, ir šokais, ir plakatais, ir gerais pasišnekėjimais. Ir galiausiai galutinis tikėjimas pasirodė tada, kai jau pasirodė pirmi piligrimai. Ir vietiniai žmonės, vienės bendruomenės pamatė tą naudą, kurią mes ir deklaravom, kad negali būti. Ir tikrai smagu, kai vietinis žmogus iš Rozalimo pasako, kad jie yra džiugu, didžiuojasi to, kad kiti žmonės paprasčiausiai sužino, kad yra tokia vieta kaip Rozalimas. Galiausiai, idėja yra, tikėjimas yra, principai aiškus, reikia realizuoti. Realizavimas labai paprastas, kūrybinė laisvė. Vėlgi, kadangi tai nėra joks projektas, tai nėra jokių konkrečių darbų, jokių konkrečių terminų, visi kviečiami daryti tai, ką jie darė, ką jie nori daryti, ką jie mato prasme, be jokių apribojimų, su tikėjimu, meilė ir viltim. Tai, kai bendruomenės tą suprato, tai pasipylė krūvos darbų, kurias aš greitai perbėgsiu skaidrėmis. Mažeikių rajonas, vietiniai žmonės susigalvojo jau savo stacionaraus markiravimo būdą, kuris yra pats geriausias kol kas palyginus su kitais buvusiais. Bilionių seniūnija daro plenerus, kurių metu skulptoriai daro skulptūros, kurios tampa kelio ženklais ir tuo pačiu pasakoja miestelio istoriją. Krūvos infrastruktūrinių įrenginių suoliukas, vanduo atsigerti piligrimam poilsio namelis, kuriame visą laiką vietiniai žmonės suneša
minimalaus užkandžio keliaujantiem piligrimam, gražiai išpuoštas namelis, įsigytas 2 piligrimų, kurie keliavo to keliu ir nutarė, kad jie pakeis savo gyvenimą, pardavė būstą Mariampoliui, persikėlė gyventi kažkur į Pakruojo rajoną ir priiminėjo piligrimus. Krūvos atributikos gamybos, net nežinom, kas jas gamina, kaip jos atsiranda. Vieną kompaniją žinom, tai yra mūsų partneriai neregiai gamina tą atributiką. Be galo daug įvairiausių žygių, kur, kaip mes sakom, tai yra erdvės, kurios ištinka skirtingi žmonės. Pačių įvairiausių socialinių sluoksnių, geografinė padėtis, tikslai. Tų žygių mes negalim jau suskaičiuoti ir suvaldyti, nes jie vyksta be mūsų iniciatyvų, kartais ir su mūsų iniciatyva, bet tai yra esmė, kad vėlgi tas kelio sujungti principas ir čia matosi. Vyksta veiksmai, kur mes jo negalim priskirti tiesiogiai keliai, nes jinai pasirodė knyga Kelias pingvinai ir aš Jurgitos Lieponės apie kelią. Labai džiugu, kad praeitą sezoną 2 jaunos muzikantės, smuikininkė ir violončelistė Juknevičiūtės prakeliavusios kelią nutarė padovanoti keliui 9 savo koncertus. Šią vasarą 9 nemokami koncertai vyko puikiuose kelio erdvėse, pradedant turbūt Renavo dvaru ir baigiant Lazdijų bažnyčią. Ir tokių renginių matyti daugėja, mes jos ne visų žinom. Tai iš esmės tokie vyksta veiksmai kelyje ir jie tą kelią gyvina, puošia. Ir tai gal turbūt tik pademonstruoja, kiek jėgos turi bendruomenės ir kiek jos gali laisvai, savarankiškai, vedamos savo vidinio tikėjimo padaryti. Tai yra padaryti daugiau, negu jos darė iki šiol ir sukurti tokį gražų reiškinį. Pats nelabai moku pasakyti gražiai apie tai, ką norėčiau pasakyti. Tai Krzyštofas Čiževskis yra lenkų poetas, rašytojas, kaip tik jis yra knygos Mažiai pasaulio centre autorius, turbūt pasako gražiausiai. Pasaulį keičia mažiai ir tame yra kažkokia jėga, kurią vis aiškiau suvokiau. Nuo savęs dar gal tik norėčiau pridurti prie šito pasisakymo, kad jeigu čia pradžioje buvo kalba apie gerovės valstybę, tai šiais neoliberalizmo laikais, kuriant gerovės valstybę, bendruomenės turbūt yra vienintelė gija, kuri gali sujungti tas nesujungiamas filosofijas. Tai tikrai tą bendruomenį jėgą reikia vertinti, mylėti ir mes toliau kviečiam visus, kurie dar neįsijungia, jungtis į mūsų kelio kūrimą. Tie, kurie nežygiavo Kamino Lituano keliu, kviečiu žygiuoti, bet kada, bet kokiu oru visada būsit sušildyti vietinių žmonių šilumą ir to padėsit įgyvendinti mūsų viziją, kad anksčiau ir vėliau kiekvienas lietuvis Lietuvą pereis pėsčiomis. Dėkui už dėmesį. Ačiū labai Mariui. Aš tokia mėgėja šnekėti ir interpretuoti pasakytus žodžius, tai tikiuosi, kad Marius labai nesupyks, kadangi tai buvo viena iš tų iniciatyvų, kuri per mūsų vieną bendrą renginį atėjo ir sako, o gal mes jūs galim pakviesti į vieno kelio atidarimą. Einam, aš eiti mėgstu, ypač prezidentas dar paskelbęs nacionalinį judumo iššūkį tuo metu nebuvo, bet žingsnius rinkti man patinka. Tai įsiruošiau kelionę į Mažeikius, Mažeikių rajone, kur buvo kelio atidarimas, bet dėl ko tą istoriją pasakoju, kad tokia supaprastinta kalba papasakoti tai, ką pasakojo Marius. Ir aš tikiuosi, kad Marius nesupyks. Tuo metu, kadangi kelyje tu žygiuoji ilgai, ar ne žygiuoji 14 km, tu turi progą pabendrauti ir su bendruomenė, su tuo, kaip jie tą matė. Ir mums kiekvienas, dėl ko mes važiuojam lankyti iniciatyvų, kad mes patirtumėm, kaip sakau, tomis kojomis, kurios jos daromis, tomis širdimis, kurios jos kūriamos. Ir ką ten išgirstu. Kaip nutinka, kad nutinka kelias. Tai toje vietoje kelias nutiko dėl to, kad bendruomeniai rūpėjo pas juos esanti bažnyčia, jie yra prie Latvijos sienos ir tai buvo unikali vieta, kurią jie norėjo pasidžiaugti ir pasidalinti. Ir jie akcentavo pirmajame tame išleidime, kuris vyko bažnytėlėje vietinėje, kad sako, mes ne ten, kur baigėsi Lietuva, mes ten, kur prasideda Lietuva. Tai jau vien tas požiūris bendruomenės, ar ne, kur tu esi, kaip tu save pozicionuoji. Ir tada jie susisiekė su Marium ir visa bendruomenė įsitraukus. Kažkas čiūžinius, kažkas vietas organizavo bendruomenės namuose, kur galėtų žmonės piligrimai miegoti. Ir ką tu jautei eidamas keliu? Tai pirma, ką sužinojau, kad tam, kad atsirastų tos kriauklytės išpieštos, jau prieš kurį laiką, kelias savaitės ar mėnesius, turi atvažiuoti Marius, pasikviesti savo savanorius. Primenu, kad tai nėra kažkokia organizacija, kuri veikia kaip organizacija. Tai yra darinys, iniciatyva, veiksmas kažkoks.
Ir tada įsitraukia bendruomenės nariai, kurie kartu eina ir piešia kriauklelės. Tai jau žygis, tai jau patirtis, tai jau bendruomenės vienijimas. Vėliau, kai tu eini keliu, tu pajauti, iš priekio atvažiuoja močiutė ant dviračio, kuris sako, kur jūs taip lėtai, jau ten kiti nuėjo, jau bendruomenė įsitraukas. Kažkur atbėga vaikai, kurie, kaip Marius pasakoja, kad dažnai keliuose jie sutinka, kad vaikai yra tie šnipukai, kurie pasako bendruomeniai, čia toj praeis piligrimai, jūs jau ruoškit nakvynės vietą, ten kažkur gira, kažkur pavalgyti, kažkur dar kažką. Kažkas gamina kibinus, kažkas gamina sriubą ir tai yra bendruomeniai galimybė, bendruomeniai plačiaja prasme ir vykdyti verslą, ir užsidirbti, ir pajusti tą bendrą bendruomenės dvasią. Vienas iš maloniausių dalykų buvo, kai pakeliui kažkas taptelėjo ir vaišino obuoliai šviežiai nuskintais iš savo sodo. Pakeliui mes galėjom patirti dvarus, Šatrijos muziejų, matyti bažnyčias, girdėti istorijas apie uždarytus geležinkelius. Tai yra galimybė pažinti savo Lietuvą. Aš šiaip labai raginu visus eiti, kas neina bendrai eiti dėl savo sveikatos, fizinės sveikatos, bet eiti keliu, kurį kūrė bendruomenė. Tai yra dar dvigubas gėris ir labai linkiu čia esančiom bendruomenėm nepamiršti grįžus pagalvoti apie tai, kaip kelias gali suvienyti ir jūsų bendruomenę ir susisiekti. Tai tiek, atsiprašau, kad aš čia taip praplėčiau jūsų pristatymą. O dabar pabaigai šitos dalies norėčiau pakviesti Astą Petraitienę, kuri yra viena iš projekto Mama mums rūpi įkūrėjų. Ir ko gero šiai dienai tai viena iš aktualiausių temų, ką mes matėme pastaruoju metu ir žiniasklaidoje, tai labai kviečiu. Sveiki visi. Tai ir vėl viena šaltų kavų geri. Taip mūsų projekto Mama mums rūpi viena iš savanorių Rokiškyje kviečia neseniai sutiktą mamą prisijungti į jų bendruomenės susitikimus. Kartu turi simbolinis klausimas, kuris turi tokių nemažai jautrių ir neišspręstų temų. Kiek daug mamų mūsų valstybėje geria kavą vienišos ir ta kava dažniausiai būna atšalusi, nes nemažai atsakomybių užgriūna jų pečius, nes dažnai jos jaučiasi izoliuotos nuo anksčiau buvusių veiklų ir darbų. Tad su kokiais iššūkiais jos susiduria po gimdymo ir kodėl yra svarbi mamų psichologinė ir emocinė sveikata, kuria rūpinosi projektas Mama mums rūpi. Esu Asta Petraitienė, projekto Mama mums rūpi bendraįkūrėja. Kartu esu ir naujagimių fotografė ir dirbdama šį darbą pastebėjau labai skirtingas moterų savijautas. O pasidomėjus plačiau, pakalbėjus su psichologais, psichoterapeutais, supratau, kad problema yra ir labai didelė, nes moterys bijo kalbėtis. Jos bijo kalbėti apie tai, kaip jaučiasi ir dažniausiai bijo net su artimiausiais žmonėm, nes veikia labai didelė psichikos sveikatos stigma, nes jos nežino, su kuom galėtų apie tai dalintis, o ir valstybinių lygmenių dažnai visas dėmesys krypsta tik į naujagimį, dažniausiai ir patys dovanas nešam, tik tais naujagimį, o ne mamai. Nors didžiausias pokytis iš tikrųjų įvyksta juk mamos gyvenime. Tai susipažinau su Nida Vildžiūnaitė, kuri jau turėjo įvairių projektų vykdymo patirties. Praktiškai pirmo susitikimo metu mes jau sudėliojame projekto planą ir tikslą, kad mes norime rūpintis mamų psichologinę ir emocinę gerovę. Tai yra toks dalykas, apie kurį jos šiuo metu, supuodamos kūdikį ant rankų, nelabai gali kalbėti. Projektas Mama mums rūpi gyvuoja jau 4 metus ir tai yra vienintelis projektas Lietuvoje besirūpinantis būtent pogimdyminės depresijos prevencija. Prevenciją mes matom visų pirma kaip švietimą, kad kiekviena besilaukianti moteris ir jos artima aplinka ir ypač artima aplinka žinotų, kad yra tokia liga kaip pogimdyminė depresija, šiek tiek mokėtų atpažinti jos simptomus ir žinotų, kur galima nukreipti moterį pagalbos. Taip pat skatiname dar nėštumo metu užsiimti šiek tiek psichologinio atsparumo stiprinimu, daugiau paskaityti, pasidomėti apie tą temą tam, kad šiek tiek daugiau žinoti. Nes kai geriau žinai, geriau išmanai ir tas pats baubas būna nebe toks baisus. Tai bendradarbiaujame su mokslo ir medicinos įstaigomis, su savivaldybėmis, politikais ir įvairiomis bendruomenėmis, nes tik veikdami išvien mes galime įvykdyti pokytį. Ir labai smagu buvo girdėti visus pranešimus prieš tai, man rodos, visi jie yra apie tą patį. Kartais girdime, kad pogimdyminė depresija yra toks,
palepusių mamų išgalvotas šiek tiek dalykas, ar ne? Arba senais laikais vaikus augino dar gerokai sudėtingesnėmis sąlygomis, tačiau jokių tarsi pogimdinių depresijų ir nebuvo. Tačiau šiuolaikinės mamos turi kitokius iššūkius, kitokius dalykus, su kuriais jos turi susidoroti. Nors jos turi ir indaplovės, ir skalbyklės, ar džiovyklės. Tai pasižiūrėjus į užsienio šalis, mes matome tyrimus, kurie rodo, kad apie 10-15% moterų po gimdymo patiria pogimdinę depresiją. Tai yra, jos jau turi diagnozę. Tačiau daugumoje vakarų Europos valstybių moterų rūpestis mamų psichikos sveikata yra integruotas į valstybinę sveikatos apsaugos sistemą. Ir jau nuo pat pradžių, nuo pat pirmų kontaktų su medikais, jos gauna informaciją įvairiais būdais. Tai jas pasiekia tiek lankstukai, tiek testavimas standartizuotais klausimynais, veikia įvairūs šeimos centrai bei tėvų grupės. Ir tos tėvų grupės dažniausiai būna orientuotos būtent į tėvų tokį pastiprinimą, palaikymą tuo sunkiu jiems, tokiu, vieniems sunkiu, kitiems nelabai, ar ne, bet tokiu transformaciniu periodu. Tačiau Lietuvoje visas dėmesys yra skiriamas tik naujagimiui ir mamos dažnai lieka tvarkytis su viskom, kas benutiktų vienos, nes rūpesčio valstybinių lygmenių nelabai yra. Ir ta problema aktuali tikrai ne tik skaičiukuose, mes girdime nemažai tų pačių istorijų ir jos tikrai tokios gan sudėtingos. Apskritai tai yra tokia vieta, kai moteris laukiasi, kai pagimdo, kur daug problemų gali išlysti, nes moteris tiesiog patampa mažiau apsaugota, mažiau stipri tiek fiziškai, tiek psichologiškai. Tai čia gali būti ir didesnė priklausomybė nuo galbūt partnerio, nuo finansų, tai gali būti pasireikšti ir smurtas artimoje aplinkoje, tiek ir finansinis ir panašiai. Todėl nuo pat pradžių mes siekime ilgalaikio pokyčio ir toks noras yra, kad jisai būtų kompleksinis, nes nuo to, kad mes tik edukuotume mamas, joms aiškintume ir skatintume jų pažinimą tos pačios pogimdyvinės depresijos, nelabai pokytis įvyks, jeigu nuėję pas medikus arba artimoje aplinkoje jos nesulauks palaikymo atpažinimo. Tai šiandien jau galima pasigirti, kad bendradarbiauti pavyksta su Sveikatos apsaugos ministerija ir jau pernai metais spalio 10 dieną mes turime išleistą Sveikatos apsaugos ministro įsakymą, kad kiekviena mama paliekanti stacionarą, tai yra gimdymo namus, turi būti informuota apie pogimdyvinę depresiją ir jai turi būti suteikti kontaktai, kuriais būtų galima kreiptis pagalbos. Įsakymas yra gerai, tačiau kaip realiai tai vyksta, mes irgi turime labai įvairių atsiliepimų. Taip pat buvo sukurti kvalifikaciniai mokymai apie pogimdyvinės depresijos atpažinimą, prevenciją būtent medikams. Tai labai džiaugiamės, nes apie 400 medikų jau praėjo šios mokymus ir smagu, kad tas atpažinimas jau šiek tiek bus geresnis. Taip pat džiaugiamės bendradarbiavimu su Socialinė ir apsaugos ir darbo ministerija, nes Mums rūpi atstovai jau buvo kviečiami į pasitarimus dėl planuojamų pokyčių, dėl nėščiųjų ir pagimdžiusių mamų priežiūros. Taip pat kitas iš mūsų bendradarbiavimo prioritetų yra bendradarbiavimas su savivaldybėmis. Tai pradžioje mes šiek tiek užsivėlėme, nes galvojam, kad savivaldybės tai tarsi labai panaši sistema, kuri turėtų veikti tikriausiai tokiu pačiu principu visose vietose. Tačiau čia ir buvo mūsų klaida, nes kiekviena savivaldybė veikia tam tikrais skirtingais kažkiek principais. Ir čia mums labai padėjo prezidentūros komanda, kartu pakviesdama dalyvauti renginiuose prezidento diena regione. Tai čia mes kviečiame įvairius specialistus, medikus ir kalbame su jais apie pogimdyvinę depresiją, apie skaičius, apie atpažinimo galimybės, teiraujamės jų tokios patirties, kaip jie tą mato situaciją, kaip jie įsivaizduoja ir kaip jie galėtų prisidėti. Tačiau tikrusios mūsų superherojės yra mūsų savanorės. Joms esu be galo dėkinga, nes tai yra aktyvios moteris, kurių dėka regionuose užsikuria tas realus, tikras pokytis. Jos nori prisidėti įvairiai. Dažniausiai tai ir būna, kad jos kreipiasi su tą mintim, kad noriu kažką daryti. Tai jos gali inicijuoti pokytį per savivaldybę, jos gali prisidėti prie projektų rašymo ir finansavimo gavimo įvairioms paslaugoms mamoms. Taip pat jos gali prisidėti prie įvairių susitikimų mamoms organizavimo.
Tai ir mano pačios prioritetas artimiausiu metu bus kuo dažnesni susitikimai su jom, tam, kad šiek tiek pasidalinti patirtim, tam, kad įgalinti daryti jas pokytį savo regionuose. Taip pat, kuo galime pasidžiaugti, tai mūsų svetainė Mama mums rūpi jau galima rasti bet kada standartizuotą klausimyną, kuris naudojamas pogimdyvinės depresijos pasitikrinimui ir prevencijai ir aptikimui daugumoje vakarų Europos šalių, tai yra Edinburgo klausimynas. Ir labai smagi dalis yra, kad moteris atlikus tą klausimyną gali ne tik įsivertinti savo savijautos sudėtingumą ir gylį, tačiau kartu ir suprasti, kad jos savijauta taip pat yra svarbi. Taip pat turime specialistų paruoštą informaciją apie pogimdyvinę depresiją, įvairius savipagalbos patarimus, kontaktus, kuriais galima kreiptis pagalbos ar ne, ir kurie yra nemokami įvairiuose regionuose. Taip pat organizuojama, kaip pavyksta gauti finansavimą, organizuojame mokymus nuotolinius ir tam, kad prie jų galėtų prisijungti moterys besilaukiančios poros iš visų regionų. Taip pat viena labiausiai man patinkanti dalis publikuojami laiškai mamoms ir tėčiams. Tiesa, daugiausia mamoms. Tai čia nuo ko prasidėjo mūsų projektas, tai kad pradžiai prašiau šiek tiek patyrusių labiau motinystėje moterų, įvairių specialisčių, parašyti laišką mamai, neseniai pagimdžiusiai mamai su tokiu padrasinimu, galbūt savo istorijos detalės pasidalinimu, kad joms šiek tiek būtų drąsiau. Taip pat šiemet pirmą kartą paminėjome pasaulinę mamų psichikos sveikatos dieną. Tai yra dar viena proga, dar vienas renginys šiek tiek daugiau atkreipti dėmesį į mamų savijautą, parodyti joms dėmesį, pasiteirauti, kaip joms sekasi ir pasirūpinti būtent jomis. Tai mes siekiame bendradarbiauti su įvairiomis organizacijomis, nes kai pradedi tą kelią bendradarbiavimo, niekada nežinai, su kuo užsimegs šiltesnis bendradarbiavimas, kieno širdyje ši tema ras didesnį atliepimą ir kam nereikės pagrindimų skaičiukais ir aiškinimų, o iškart bus sekantis klausimas, ką mes galime padaryti kartu. Tai žinoma, kad susidurėm ir su nemažai iššūkių. Tai kaip ir minėjau, pradžiai, kai bandėm bendradarbiauti su savivaldybėmis, taip, jie labai palaiko, jie sako, kad mes darom svarbų ir aktualų darbą, tačiau kai kalba pakryps apie tai, kaip ir ką jie galėtų daryti savo regionuose, labai dažnai atsakymas būna, kad visos lėšos jau paskirstytos arba šiuo metu nėra pinigų. Ar ne? Kad tikriausiai visi, kurie bandėt jau bendradarbiauti su savivaldybėmis, tą puikiai žinot. Taip pat ir su prisijungusiamis savanorėmis kartais tiesiog nutinka gyvenimas, kad pradžioj žmogus dega idėją ir tikrai nusiteikęs yra įdėti daug jėgų, tačiau vėliau tai blėsta ir nugali tiesiog kasdienybę. Tai yra jo darbai, kažkokia šeima, iššūkiai ir kiti dalykai. Tai apibendrinant, mes tarsi bandome siekti tokio nuolatinio, prasmingo bendradarbiavimo, mažais žingsneliais į priekį, su kuo pavyksta. Esu girdėjusi nuostabę citatą, kad jeigu nori eiti greitai, eik vienas, o jeigu nori nueiti toli, eik kartu su kitais. Tai mano patirtis tą tikrai labai patvirtina ir visiems norėčiau palinkėti tokios smagios ir stiprios komandos, su kuria būtų galima nueiti gerokai toliau. Tai dėkoju už puikų renginį, dėkoju auditorijai už kantrybę. Tikiuosi, kad esu išgirsta kaip ir vis labiau girdimos Lietuvos mamos ir smagios jums atokvėpio valandėlės ir karštos kavos, o net vėsusios. Ačiū labai, Astai. Tai ko gero, kiekvienas yra tas call to action, ar ne, kvietimas kažkaip veikti. Tai šitoje vietoje man labai norisi galvoti net apie pačius mažiausius žingsniukus. Kiekvieną savo bendruomenį tikrai turim šviežių mamų, ar ne visai nebūtinai pačių šviežiausių mamų. Tiesiog bent karts nuo karto paklauskim, kaip joms sekasi. Ko gero, pradžia būtų čianai. Tai su ta mintim, kaip jums sekasi, kviečiu visus kavos ir arba arbatos, arba vandens. Ir labai kviesiu visus sugrįžti atgal čia 15:45, kai pakalbėsim būtent apie bendradarbiavimą su savivaldybėmis.